vis dar siaučia. Laukia, kol išlysiu. Labas rytas. Tai išmiegom šiaip taip. Naktį dar keltis kokius 3 kartus reikėjo, nes lapai po daiktus neršė laukia, ten baidariai nešiojo viską. Tai tas miegas toksai neįspūdingas buvo, bet ką, šiandien tikiuosi, kažkiek lengvesnė diena bus. 52 km šiandien, tai 2 km iki vandens ir po to 50 vandeniu ir 8,5 km marių kirtimas su tokiu prieš tokiu skersu vėjo iki Ventės rago panašiai. Ir po to jau turėtų būti toks labiau į nugarą arba mažai vėjo, nes bus tokia kaip užuovėja. Kiaušiniai pusryčiams ir avižiniai košė. Banguota, vėjas nemažas. Tikiuosi, kad kryptis vėjo bus gera. Realiai tolumoje kaip ir matosi, kur plauksim. Bet pirmą iki šito iškišulio nuvarysim. Nežinau, šėl nefokusuoja. Ir nuo tenais tikriausiai pradėsim savo kirtimą marių. Pagaliau įsilaipinom be 10:11, bet šiandien aš ir nenorėjau labai anksti pradėti, norėjau pasilsėti normaliai. Miegas nesigavo geras, bet sąlygos įdomios šiandien. Pakankamai daug baltų bangelių. Iš tikrųjų, atrodo panašus vėjas ar bangavimas bent jau panašus kaip praeitą kartą prieš mėnesiuką plaukiau. Tik tais dabar vėjo kryptis šiek tiek palankesnė, jinai yra pietryčių, kur praeitą kartą buvo beveik ištisai šiaurinis vėjas. Tai dabar tikiuosi, kad mane neš bent šiek tiek link tos pusės, kur man reikia. Aišku, pats marių kirtimas bus galimai sudėtingas, arba bent panašus į kaip praeitą kartą, nes bus labiau prieš vėją. Grinai į rytų pusę plauk mums. Bet bangos geros, ridenas labai smagiai. Tikiuosi, kad panašios bangos bus kitame krante ir eis pagaudyti ir pasididinti savo greitį šiek tiek. Nu, tokios šoninės bangos pagrinde, bent jau šiai akimirkai. Kas nėra labai blogai. Aš geriau turėsiu šoninės bangas, negu kad iš priekio. Tikriausiai jau šiandien garso kokybės nebus geros, nes vėjas yra nemažas. Ir kai filmuoju save atsukęs, mikrofonas yra šitoj pusėj kameros. Ir iš tos pačios pusės vėjas, tai tikriausiai tiesiog pučia vėjas visą laiką į mikrofoną. Ir galimai sunkiai girdėsis. Dabar ranką pagalvojau taip uždėti šone, gal padės, bet pabandysim dar biškį patampyti blizgutę. Pažiūrėsim, gal kas ims. Čia gal mariuose pačiuose lengviau pagaut žuvį, negu ten jūriniai pusiai palei paplūdimį. Tikrai nežinau, bet žiūrėsim, bandysim, kas gausis. Mano žvejojimo sistema yra tiesiog toksai rutulys ir valas ant jo. Kai reikia pasileidžiu šiek tiek daugiau. Nežinau net kokį atstumą laikyti. Pavyzdžiui, už manęs dar baidaris yra apie 2-3 metrus. Tai nežinau, kokius pasilieku
kad plauktų kokie 7 metrai už manęs, galbūt 10 metrų. Tik tais kaip parvilkt reikia pasitikrinti, ar kokių gumblų neprikibę, jau visai trunka tą valą susivynioti. Dabar vos beplaukiant, tai porą karosų mačiau tiesiog plūduriuojančių negyvų. Tai nežinau, ar bangos uždaužė, ar šiaip kažko tais pastipė. Ai, čia tinklų yra pridėta nemažai, tai reikia plaukti aplinkui, nes žiauriai tingiu blizgę vyniot. Čia gal šitas žymeklis rodo, kur tinklai sudėti. Net tiksliai nežinau. Bet gali būti toks variantas. Bet atrodo labai panašus į vakarykštį žymeklį. Dabar tiksliai negaliu pasakyti. Nu, tikiuosi neužkibsiu už jo. Mažai šansų, kad matysis net pritraukus, bet taip tiesiai tenais koks 1000 kormoranų palei vandenį plaukia ir suka tokį ratą. Nežinau, wow. Toks kaip tamsus debesys. Tai va, dabar jie po biškį pakilinėja, bet jau dauguma jų yra nuskridę į kitą krantą. Bet wow, vyva. Čia tai vaizdelis. Bandom biškį skydo pajungti. Atrodo, dar jie kyla ir kyla iš kažkur tais. Galimai daug žuvies tenais. Tikiuosi kažkoks vaizdas bent persiduoda kažkiek. Kokia čia jų masė yra. Nuo čia pradėsim jau judėti kitą krantą. Link Ventės. Žiūrėsim, kaip čia su tom bangom seksis. Nes lytais neša mane atgal iš šitą patį krantą, kur dabar esam. Ir galimai turim arba kliovo, arba žolių. Tai tuo išsiaiškinsim. Tadam! Nu, vėjas pakankamai stiprus. Galimai truksim perplaukt marias. Pasimaudėm. Nu, Ventės ragis labai gerai matosi iš čia. Matosi gaudyklės, švyturys matos tolumoj, bet mus labiau neša į šiaurę jau šitas vėjas, tai nežinau, ar verta ten sukti atgal grinai prie Ventės rago. Galbūt tiesiog kažkur įsikirsim. Nemanau, kad yra reikalo ten dabar dar tokiu kampu šiek tiek plaukt, kad vien dėl to, kad atsidurt Ventės rage. Realiai praeitą kartą buvom, gal puskilometrį nuo Ventės rago tikriausiai krantą pasieksim.
dalykas, kiekvieną kartą, kai varau į marias, tai yra tinkamas oras kaituoti. Tai šį kartą ne kitaip. Nežinau, galbūt matosi, galbūt nesimato. Tolumoj 3 aitvarai jėgos. Dabar plaukiu prie Ventės ir užuočiu tokį šašlyko kvapą. Ir čia kažkoks yra toks uostelis. Pabandysiu aš tenais nuvaryt, gal tenais kepa kažką. Jei greitai iškepti, tai gal kai būtų gerai šašlykui varyti. Nu, čia toksai galbūt ir kažką valgyti parduoda. Dabar jau nebeužuodžiu to kvapo, bet nežinau, gal jau pietų laikas praėjo, dar nevalgiau pietų. Gal jau man tokios haliucinacijos, bet tokį užuodžiau gerą naminį šašlyką. Na, čia toks uostelis, nedidelis, slipas yra, reiškia išlipti nesunkiai, bet ar čia kažkas kažką tais daro, nežinau, ventainė. Gal išlipsim, pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kas čia yra. O, atsistotai labai sunku buvo. Kojos tokios nepatirpusios, bet sumedėjusios visos. O slipas yra slidus. Galbūt niekas čia nejudės smarkiai, tai tiesiog paliksiu čia šoniukį. Baidarę. Neturėtų trukdyti niekam. Jei ką toli neįsiu, einu greitą žvalgybą padaryti ir bus matyti. Privatus vandens telkinys. Tai tikriausiai čia negalima būti. Tai varysim kažkur kitur. Gerai, kaip ir aišku, kad nenori čia, kad būtumėm, tai ir nebūsim. Vandenį. Bet mačiau, realiai ten už kampelio buvo paplūdimys. Tai tenai sustosim. Mašalų nemažai yra. Tai tikiuosi gal čia nestosiu, nes bus tikriausiai panaši situacija. Galbūt šiek tiek kažkur už kampo čia atsistosiu, nes matau, kad ten vėjas pučia. Tai šiek tiek bus mažiau šitų mašalų, nes jie tokie, nežinau, čia uodai, ne uodai, bet kandžios. Ir vanduo realiai pilnas jų ir labai daug žiedadulkių nuo medžių. Čia ant pievelės turėtų būti geras vėjas. Tų mašalų gal tiek daug nekips, bet dabar tai visur kimba prie manęs čia. Nesmagu. Bet kažkokia žuvis dabar nebloga tokia šoko prieš pat akis. Nu, varysim link Klaipėdos dabar pavalgę. Tai tikrai reiks užmest. Dabar čia varant, tai jokio klioviko, vienas buvo kliovas, bet nieko iš jo gero nepagavau. Vandens biškį turim, nuo bangų pridaužė. Dar turim šiek tiek dešros, duonos ir šprotų. Kažkoks ten buvo restoranas, bet ta ženklas buvo, kad ten privatus tvenkinys, lankytis draudžiama. Tai apsisakau, sakau, atvarysiu kažkur kitur, tai prie paplūdimio palikau baidarę. Užkandom, pasikaitinom biškį baltą kūną padegint ir šoksim atgal į vandenį. Dabar pasiskaičiavau, apie 34 km liko iki finišo. Tai turėtumėm apsisukti iki sutemstant.
kiek užmetinėjau, tai vis žolių pasigaunu. Pradeda matytis pirmosios gervės tolumoj Klaipėdos. Tai geras ženklas, geras matomumas, reiškia, bet dar tikrai labai toli esam. Nežinau, čia ar su žvejyba gausis kažkas, nes dabar realiai vėjas į nugarą, tai dar jeigu ir kloji, tai galimai, kad per greitai judam, tai jokia žuvis galbūt ir nespėja paimti. Daug šiaip žolių kimba, atrodo karts nuo karto, kad bando kažkas imt, bet nežinau, ar tiesiog ten už žolių kabinas visą laiką, ar iš tikrųjų bando kažkas imt. Nu, bet dar nemačiau gyvybės. Įniosim, pabandysim vėliau pamėtyti, nes dabar kiek išmetu, tai po kelių minučių reikia parsistemti žolės nuiminėti. O dabar gerai vėjas užpūtė, tai neirkluojant apie 4 km per valandą greitį turim, tai tuoj pradėsim irkluoti. Tai manau šiandien grįšim iki 9, tai tikrai. Dabar paduodu visai smagesnių bangelių, kaip kuries eina pasigaut. Tai greitis, wow, labai geras. From there we took the Saskatchewan River. Būriavimo užsiėmimai vyksta. Ten dvigubi, čia viengubi. Burlaiviukai. Pratybos vyksta. Jau prie kairių esam. Labai mažai liko. Realiai, nežinau, ten laivo kampas, jeigu matos, ten iškišulys yra. Tai grinai ant to iškišulio tenais turėtų mašina būti. Tikiuosi, kad yra sveika ir gyva. Ir neištiko jos likimas toks pat kaip tos anos mašinos. Bet neturėtų, nes tuo žulikus pagavo, tai turėtų viskas tvarkoj būti. Dabar jau esam beveik vietoj, koks kilometras liko galbūt. Ir vienintelis dalykas, ko nelaukiu, tai viską susidėti ir persirengti, nes tikriausiai bus mašalų daug, nes dabar toks štilius, visiškai jūra nurimo, ta ne jūra, marios nurimo, tai jau dabar beplaukiant, jeigu sustoji kažkur tais, arčiau kranto kažkur plauki, tai iškart kimba mašalai tokiais tuntais. Movėm daiktus, išsikraudinėjom. Mašina vietoj, labai geras ženklas, dar ir buvau net užrakinta. Tai čia iš viso pasaka. Tai kol kas naujienos geros. Dabar jo, nusinešim šitus daiktus, susidėsim į mašiną, užsidėsim baidarę ant mašinos, persirengsiu. Mašalų ne tiek daug, kaip tikėjausi, yra šiek tiek, bet nėra labai baisiai. Ir tada visus šitus dalykėlius pasidarius reikės varyti, paieškoti kažkur maisto, kažką su daug kalorijų, gal arba kokią pizzą, arba, nežinau, kebabą, arba kažką tais fast foodo, kad būtų greit padaryti, nes dar reikia parvažiuoti apie 2,5 valandos. Persirengėm, baidarė uždėta, greičiau mašina apsivers, negu baidarė nukris. Ir šita dugno linija visai gerai laikos, bent jau čia viskas tvarkoj. Dabar tokį lipduką užsidėjau. Ir prieš 3 dienas užsidėjau šitą apsauginį juostą. Nu, vieną pusę lygtais visai gražiai užsidėjau. Tik tais čia viena raukšlė yra, bet jinai jau nesilygina.
Čia vienintelė vieta, kuri galbūt ne taip gražiai gavos. Čia jau kampai neapsivelka aplinkui gražiai. Ir tada dar šitas toks aštresnis kampas. Tai vis tiek lieka tokie. Jau jie neprisiklijuoja, daugiau nepritraukia net su šiluma jų. Bet gale, kur buvo tie nelygumai, tai šiek tiek ir atšokinėja. Bet laikos, taip, kol laikos, tai laikos dar turiu kažkiek tais jo, tai galbūt iki čia nusipjausiu ir pažiūrėsiu, gal užteks čia užsiklijuoti naują, nes turėjau ten 6 metrus, o čia nepilnai 6 metrų gavus. Tai dabar dar apsižiūrim, ar nieko nepalikom. Destination kebabinė. O realiai ta mašina, kur čia buvo padegta, visai išdarkyta, jau jinai surinkta, nebėra jos jau čia. Šiandieną ir baigsis tuo ir tuo pačiu šitą Kuršių odisėją. Tai vot per 5 dienas sudėjus su praeitu kartu apvažiuota tikrai nemažai, apiplaukta tikrai nemažai. Tai buvo Vilhelmo kanalas, Nida, tada palei Kuršių nerijos, palei Kuršių neriją pro Kuršių marias. Tai va tokios buvo 3 dienos. Dabar vat ką apturėjom, tai Baltijos jūra palei Kuršių neriją iki Nidos, kas visai smagu. Tikrai gražus vanduo. Vanduo labai gražus, tai labai faina dėl to. Ir tada grįžimas palei žemyninę Kuršių marių pusę. Irgi faina. Čia keliukai, tai wow. Tikriausiai yra kažkoksai geresnis pravažiavimas, bet kaip nevietinis, tai wow. Gerai, viso šitam kartui tikiuosi jau nereiks nieko daugiau filmuoti. Ir pabaiga priminimas visiems, kad labai daug gyvūnų ant kelio yra šiuo metų laiku.